Tai tiesiog noriu jūsų pasiklausti, ar pasiduodat išpardavimų bumui? Dabar visi skelbia, kad prasidėjo žiemos išpardavimai ir einate į parduotuvės apsipirkti. Iš tiesų, tai ganėtinai vaikštau. Nes, tu prasme, pamatai vis tiek nuolaidas kažkokios ir norisi taip kažką pigiau nusipirkti, nes kainos tai šiais laikais gan didelės. O tarkim, ar būna taip, kad pamatot internete, kad nuolaidos galios ten iki sausio 20 dienos, ar skubate suspėti, ar tai paskatina nubėgti, kol yra išpardavimas? Šiaip, žinokit, nelabai, iš tiesų, jeigu ieškau ko nors, tai tiesiog einu ir ieškau ko su nuolaida, kažkaip žiūriu ir specialiai neieškau nuolaidų internete. Ar būna, kad pasiduodat vien dėl to, kad yra nuolaida nusipirkti brangesnį daiktą? Tarkim, kažko savo neleidote pirkti, bet pamatot 50% nuolaidą ir ar išdrįstat tada įsigyti? Na, jeigu tai man tikrai reikalinga, tada taip, nes labai apsvarstau, ar reikia man to tikrai ar ne. O nepasiduoda taip, kad nelabai reikia, bet tarsi labai pigu ir reikia nusipirkti? Kartais būna. Moteriškai taip. Taip, moteriškai. Dabar labai prekybos centruose žaižaruoja, kad kainos krenta. Ar naudojatės pasiūlymais? Šiaip palyginus gana retai, nes jeigu reikia vis tiek eini, tie išpardavimai kaip ir tokio akcento neduoda, nes pamatėme ir spaudoje ir visur, kad išpardavimas, taip pati parduotuvė parodo, kad išpardavimas yra akivaizdžiai gaunasi, kad joks neišpardavimas, o optinė apgaulė tik tai. Žodžiu, nepuolat, kai praneša, kad kainos krenta bėgti, pirkti viską? Tikrai ne. O žmona? Žmona irgi, jinai augina vaikus, tai daugiau namuose būna, aš jam per parduotuvę duodusi. Tai akcijom nepasiduoda? Nepasiduoda, tikrai. Dabar nuėjo ta išpardavimų manija, visi bėga pirkti, nes žiemos sezonas išparduoda parduotuvės. Ar pasiduoda tą įtaką? Na, žinoma, per šventės pirkti galbūt ir smagiau. Visgi kažkokia proga yra, o pačiam išpardavimų vajui tai tikrai nemanyčiau, kad pasiduodu, nes apskritai, žiūrint aišku, kokios prekės, aš visą laiką prieš pirkdamas pasveriu visas kainas ir kadangi vis tiek supranti, kaip veikia visi marketinginiai principai, tai supranti, kad tie išpardavimai ne visą laiką yra, kaip čia pasakyti, tikslingi. Tarkim, būnat nusižiūrėjęs ten kokius sportinius batelius už 300 litų, einat, matot 150, ar nesusigundat? Na, žinoma, susigundau, bet tai tuomet ir matai kainos skirtumas, 300-150, pasveri, pagalvoji, jeigu taip, tuomet perki. Bet kad vien dėl išpardavimo važiuoti pirkti kažką, tai tikrai ne. Žodžiu, spintos neužkišat nereikalingais. Kaip kada, bet ne dėl to, kad išpardavimai. Na, ne, tiesą sakant, nes visada, kiek nueinu parduotuvės, būna išpardavimai, tai jokio skirtumo realiai. Iš viso Lietuvoje, palyginus su kokia Amerika, Black Friday yra toks kaip išpardavimų maratonas, kur tikrai yra matomos nuolaidos, tai ten gal ir apsimoka eit, bet čia tai, kiek atsimenu, tik Akropolis buvo kažkada rengęs tokio didelio masto išpardavimus, kur buvo vertėja eito. Taip, tai visą nueini, matai iki 70%, bet realiai kainos tos pačios. Bent jau man taip atrodo. Tiesiog gal manat, kad čia toks kaip apgaulė prekybininkų? Na, realiai visada jie bando prisivilioti savo klientus, tai taip, manau, ne tai, kad apgaulė padaro kokią vieną prekę, tai ir neapgaulė reiškia, bet pastoju tų akcijų matau. Bet tai pats, pavyzdžiui, pamatot, kad akcija, tai skeptiškai žiūrit ir tiesiog perkat tai, ką reikia, neperkat bet ko. Na taip, realiai kada reikia, kada einu ir ieškau, jeigu būna kokia nuolaida gerai, bet žiūrėškiai, kad taip jau akcijos, tai ir važiuoti reikėtų man į parduotuvės, dėl to tai nebūna, retai šiaip. Nebent draugas pasako gal kažką ir tada, kad apsimoka. Tai ir norėjau klausti iš pažįstamų rato, ar būna tokių maniakų, pamato akciją, einam užsiperkam? Na, mes tai kaip, mano draugai daugiausiai tai vyrai, tai vaikinai, tai... Vaikinam irgi reikia visko? Jo, ta prasme, tai nėra tokių maniakų. Realiai gal iš merginų nebent kažkas. Žiemos išpardavimai, kainos krenta, ar pasiduoda tam bumui ir prisikemšat pilną spintą drabužių? Ne visada. Pirmiausia, pasveriu to, ko reikia, ko neturiu, kas sudėlė, kas dar gerai ir tiesiog pataikius progai, neaplenkiu prekybos centrą, pasižiūriu, kas kaip yra ir tiesiog, jeigu randu savo priimtiną daiktą už priimtiną kainą, jo, susigundu ir nusiperku tiesiog. Bet sekat, pavyzdžiui, pamatot internete, kad to ir toj parduotuvė yra išpardavimas, ar tai paskatina nueiti į parduotuvę būtent iki tos dienos, nes tik iki tada bus nuolaida? Atvirai pasakius taip. Sigundat? Jo, nes dažniausiai viso sezono metu kainas būna aukštas ir paskui galų gale, kai reikia pasidaryti apyvartą,
Tai jie yra, prekybininkai yra suinteresuoti, kad galų galia kažką vis tiek nupirktų. Nu ir atviri pasakius, nu ta kaina vis tiek kažkiek nukrenta, tai ir akiai maloniau ir tikrai piniginės taip nedrasko, kaip sakant. O vat žmona, ar pasiduoda tam? Žmona labiau pasiduoda. Žmona gal net prilaikyti reikia? Šiek tiek.